Treneris šiandien duodamas interviu sakėt, kad nespėjot pagalvoti, apsisprendėt akimirksniu. Turbūt po šių rungtynių jau nebesigailėt. Ne, tai aš net nesigailėjau. Jeigu ir kirbėjo, ta prasme, jeigu kirbėjo kokią nors mintelę dvejonių. Ne, aš net nedvejojau, nes, kaip sakyt, aš norėjau dirbti su vyrų komanda ir man net nebuvo ką dvejoti ir, kaip sakyti, ir viskas. Ir džiaugiuosi, kad papuoliau į tokią gerą kolektyvą ir komandą. Treneri, pradėti darbą pergalę yra labai svarbu psichologiškai. Nežinau pasakyti kaip, bet aišku, būtų sunkiau, būtume pralošę. Bet pergalė, aišku, labai malonu. Malonu, kad žaidėjai labai stengiasi ir faktiškai beveik viskas pavyko, ką kalbėjom, jeigu nebūtų buvę tų duobių tokių. Treneri, kas lėmė būtent tas duobes, jeigu kalbėt apie duobes? Biškutį tokios, kaip sakyti, tokios klaidelės, tokios, jos aš sakau, aš žaidėjim ir sakiau per pertraukėlės, kad žaidimą lemia, jeigu mes lošim, kad ir gerai, bet nulėmė tos tokios smulkmeniškos klaidelės. Mažučiai dalykėliai, kurie krepšinė lemia daug ką. Neatsakingas perdavimas, neatsakingas ten nesitvėrimas. Atrodo, čia tokie mažmažiai, bet jie iš tikrųjų labai skausmingi yra. Ir tas taip ir buvo sumažintas tokie, kaip sakyti, tie pranašumai mūsų. Tas 10 taškų, ten 8 taškai buvo. Sprendžiant iš statistikos, bent jau iš sausos statistikos, toks jausmas, kad mūsų komandos dideli žmonės šiandien buvo tai varomoji jėga. Sulošė, aš neskaitau, kad ten kas ten sulošė, ten, ta prasme, kad ten Nikita labai gerai sulošė, galima sakyti. Ten, visi sulošė gerai. Jeigu mes laimėjom, tai reiškia, kad dirbo visa komanda. Ir kurie žaidė, ir kurie nežaidė, tai visi dasidėjo prie to darbo, treniruotėjai visur. Tai aš manau, kad čia nėra ten ko skirstyti. Pergalė yra mūsų visų. Po poros treniruočių ir šitų vienų rungtynių, kas jums kelia didžiausią galvos skausmą? Šiaip, vien pažiūrėjus į statistiką, tie atkovoti kamuoliai tokie. Paskiau, yra daug tenais, tai čia nenoriu čia sakyti, kas ten tokio ten yra, bet mums reikia dirbti, reikia mums žiūrėti į priekį. Kaip pati komanda, kokį įspūdį paliko jums pats kolektyvas, patys žaidėjai? Aišku, jeigu galima jį susidaryti per tuos atrodymus. Šiaip, kaip sakyti, kai laimėjai varžybas, atrodo viskas tvarko, viskas gerai ir aš kaip atvažiavau, ten žiūrinėjau viską tas ir žaidėjus, visus viską, tai vien iš tų pavardžių tenais negali nieko spręsti. Aišku, ten lietuviai žaidėjai, ten man visi žinomi yra, Brinovas žinomas, bet Keironas žinomas, bet ta prasme, kad ir žinomi, bet tu nežinai, kaip jie atrodo, iš tikrųjų, kaip treniruotės jų nepačiupinėjai. O šiaip, viskas gerai, link ten liktais einam, taip, kad manau bus normaliai. Jūs dargi tam pačiam interviu sakėte, kad norit pagerinti žaidėjų metimus iš tolimos distancijos ir iš perimetro. Šiandien Juventus metė 40% tikslumu ir jeigu neklysiu, tai yra daugiausia, 8-30 daugiausiai šį sezoną. Jau geriau? Ne, tai aš to ir noriu, kad, kaip sakyti, tos ir turbūt krepšinis, įsiveržimas, numetimas, laisvas metimas. Nereikia mums ten jokių ten dvejonių, kaip ten, mačiau, ten atėjęs, ten kaip jie ten pirmą treniruotę buvo, ten bandė, ten dvejoja, mums nereikia tų dvejonių, tai turi būti sprendimai priimti akimirksniu. Metu jokių ten tų dvejonių neturi būti. Turi būti užtikrintas savim. Ir žaidėjų to prašiau. Vakar treniruotė, kad jie būtų užtikrinti savim ir kad loštų kuo plačiau. Žiūrint iš šono toks jausmas, kad gerokai supaprastinate žaidimą, nei tai buvo, tarkim, Vitaldo Masalskis žaidimo schemos, ar tai tiesa? Aš sakiau visiems vakar treniruotė, kad sakau, Jasiukevičius aplošė 2-2 visą Eurolygą. Tai sakau, turim gerus žaidėjus, neblogus. Tai reikia tik tai išpildymą. Jokios kombinacijos, jokie ten, kaip sakyti, braižymai nieks neišgelbės, jeigu žaidėjai neišpildys to. Nesupras, ko iš jų reikia ir kaip tai padaryti.